Taigi sveiki, šiandien atidarysime šitą Pokemonų boksą. Tai galim iš karto kipti, matom kainą 200 eurų. Pirmą kartą filmuoju tokį video, net niekada nebūčiau pagalvojęs, kad filmuosiu apskritai tokį vaizdo įrašą. Bet aš visą gyvenimą žiūrėjau Pokemonus ir aš baisiai ant jų buvau pasinešęs. Ir atsimenu, kai prasidėjo tas visas Pokemonų bumas, aš kažkaip niekada neįsigilinau, iš kur, kaip, ką čia gauti tas korteles. Ir iki tol, kol neiškeliavau į Japoniją. Iškeliavau į Japoniją, na ir tenai papuoliau į Pokemonų rojų. Prisipirkau kortelių viską ir ten prasidėjo mano visa šito vadinamoji kolekcija. Siūsiu čia kortelės ir greidinti. Turiu ganėtinai brangių kortelių, siūsiu šitas greidinti. Dar tiek pat turiu 27, kurias siūsiu greidinti. Iš viso šiam kortelį siūsiu greidinti. Bendrai nežinau, kiek po kelių atidariau jau. Net nepasakysiu kosminį skaičių, bet šito dar bokso netidarinėjau. Ir jeigu jums įdomus toks kontentas, tai komentuokit, rašykit ir žiūrėsim, gal daugiau padarysim. O dabar galim atidarinėti. Tai aš atidarinėjau labai paprastai. Taip, atsidarau. Pasidedu. Blemba, iš tikro, pagrindė dabar buvau atidarinėjęs angliškus, tai nežinau, kokia eilės tvarka eina japoniškose, bet manau, taip ir eis eilės, ne? Tvarka, nieko gero. Gerai, kad kai reikia atidaryti po kokį 100-200 pekų, va tada tai būna iššūkis. Opa! Net neįsivaizduoju kainos, galima... Turiu aš šią appsą, bet jums prieš ekraną. Uždės, tai prašau, reikia šitą tik tai gražiai atrodo į slyvą įdės. Tai vat bus galima palyginti. Aš manau, aš neįsivaizduoju kiek kainuoja, bet aš manau, kad neįvertintos kortelės kaina yra $8, o BGS PS10 $100. Toks mano spėjimas. Pasižiūriu ant kameros tvarkoj. Japoniškose šitose dėžutėse žinau, kad kažkiek yra garantuotų šitų kortelių su šito artworku. Aš tikrai nepamenu, žinokit, net kaip vadinasi. Aš ganėtinai nauja šitam esu reikale, tai manęs prašau neheitinti komentaruose. Šitą gerai atrodo, bet šita nebus brangi, bet šitas irgi dedu į atskirą penalą. Turiu, žodžiu, sakau, jeigu įdomu, turiu 3 pilnus penalus karočią kortelių prisirinkęs. Jeigu įdomu, sakykite ir aš jums galėsiu padaryti review. Gerai, žiūrim toliau, ką mes čia turim sliekas. To įsimėsime. Blemba, iš tikrųjų, esmė, kad visas šitas korteles galima nusipirkti Lietuvoje. Aišku, manęs, kadangi nieko aš ten neįksytės, nieko negaunu, tai nesakysiu, bet galima nusipirkti Lietuvoje, bet aišku, Lietuvoje daug brangiau negu, tarkim, žiūrėti iš užsienio pasirinkimų, tarkim, kad iš Vokietijos ar iš ten UK tavo siūsti. Na, bet nuvarai nusipirki ir turi, bet jo. Nu, kažkas gero. O taip, pala čia miu, ne, pala, aš to noriu pažiūrėti. Blemba, įdomu kiek. Šitas turėtų normaliai vaikščioti. Šita, manau, turėtų kainuoti normaliai. Nežinau, jaučiu neįvertintą kortelę, jaučiu kokį Trump Camdolsų, o PS10 jaučiu kokius, nežinau, 200. Nes kadangi naujas šitas setas yra, tai visos kortelės ganėtinai didelės kainos, jos nemanau, o tikrai krešint žemyn. Čia irgi, žinokit, čia kaip akcijos, kaip kripto, čia tos kortelės irgi čia gali skalpinti Bet mums reikia tokio karočio, ar nereikia. Žodžiu, nugripau šonais, noriu pažiūrėti vis dar kiek kainuoja, man įdomu. Bet šitą nemanau, kad bus brangi, Mums reikia tokios, bet va su full artworku, SR, kad būtų apačioje žodžiu parašyta. O gal ir ne full artworkas, vadinasi, nežinau. Bet jo... 200 eurų mokėjau. Tai žodžiu, ką dar norėjau sakyti. Kadangi yra naujas setas, tai automatiškai visos kortelės yra daug didesnės kainos negu turėtų būti, bet problema tokia, kad iš Lietuvos siunčia, tarkim, greidinti, kad įvertintų, šitą tikrai daug kainuos šaibų, šitą tikrai daug kainuos. Manau, net negreidinta kainuoja kokį 100. Išsiųsti, kad įgreidinti, kad įvertintą kortelę kainuoja viešiai, papildomai kainuoja 20 eurų vieną kortelę išsiųsti, o sekantis dalykas, tai užtrunka apie 45 darbo dienas. 45 darbo dienas. Čia aš nešneku apie
savaitgalius, apie darbo dienas. Tai gaunasi čia apie 2 mėnesius užtrunka. Tai aš korteles, kurias išsiųsiu šiandien arba rytoj, aš tik tai po 2 mėnesių sužinosiu, kokį įvertinimą jos tenai gavo ir atsipirko. Ir per tos 2 mėnesius gali kaip ir bele kurioje kitoje rinkoje, tiek kripto, tiek akcijų, tiek Pokemonų rinkoje gali imti ir viskas nukristi žemyn. Nu kaip viskas nukristi ten 3-4%. Nu tai tarkim įsivaizduokit, jeigu mano kortelė tenai kainuoja 1000 eurų, ne, kas yra realu, atsiųsiu tenai tikrai daug kortelių, kurios kainuoja po $1000, nes ten $1000. Tai $1000, ne, ir nukris, tarkim, 30%. Nu, tai aš prarandu grinai $300 pelno. Tai yra ganėtinai dideli skaičiai. Pavyzdžiui, būna žmonės, kurie numato, kad kuriuose tai ten kils. Nu, karočią. Čia, sakau, čia bus atskira visiškai tema. Opa, Rhino. Ar Nino, ar kaip jisai vadinasi. Rhino tai tikrai nesivadina, bet ir Nino. Čia dar yra reikalų tas visus kortelius atidaryti. O kaip, tarkim, įdomi vertina tą kortelę? Tai turi būti centriškumas, turi būti kortelė lygiai centre. Nu, tipo, ten aišku, reikia pasižiūrėti, kur siūsi ten. Man rodos, kad būtų PSA 10, gali būti PM5, CAM5. Tai tarkim, į vieną pusę PM5 pasitraukia, į kitą CAM5. Tada žiūri visus kampus, ar nėra subraižymo, surfis, žiūri, kas yra surfis. Ne pagrindą, blemba, net nežinau kaip pasakyti. Nu, bet jūs komentaruose man galit pasakyti. Tai žodžiu, visus šitus dalykus. Tai gauti tenai, tarkim, BGC 10 Black Labelį, tai čia yra aukščiausios klasės. Čia, nu, yra reikalų. Arba gal nėra reikalų, gal visi pas mane tokie ateis, aš nežinau. Bet siūsiu aš į BGC žodžiu. Ir PSA dabar kol kas negalima siūsti dėl tų tarifų, gal jau dabar galima, bet kai žiūrėjau prieš kokias 10 dienų, tai rašė, kad negalima siūsti dėl to, nes tarifai ir, nu, žodžiu, kad nebūtų patotinai bairių. Opa, čia tasai Giovanni, tai yra bosiukas ir man rodos su juo kortelės, tai tikrai turi vaikščioti brangiai. Tikrai turi vaikščioti brangiai. Ir tikrai nespėliosiu kainų, nes jau biškiai jau, tipo, lokalį siaučiuosi, nes atrodo, kad baisiai prašausiu, kur visiškai nei tema. Bet kaip ir minėjau, šito seto nežiūrėjau, nežinau nei kas pulai, nieko. Žinau, kad pulai yra va su šitu, tipo, bosiukų karočią rocket. Tai va ir nežinau, jeigu kažką gero pulinu ar parduoti neįvertintą kortelę. Neįvertintą kortelę, nu tai jinai ten, nežinau kokį pavyzdį duoti. Nu, tarkim, aš turiu kortelę, kuri kainuoja neįvertinta $80, o įvertinta, bet aišku gerai įvertinta, kainuoja 900 eurų. O tarkim, čia aš kaip pavyzdį neskau, bet tarkim, jeigu jinai būna įvertinta 9,5, tai jos kaina būna mažesnė negu neįvertintos, bet aišku, ten tą slebą galima sulaužyti. Bet čia šiaip toks kaip irgi pavyzdys. Aš jau nebežinau, ką voflinti daugiau čia ant vietos. Ką dar galima papasakoti, nesugalvoju. Šiaip tikiuosi, kad bent išeisiu ant savų. Į profitą nesitikiu išeiti ir šneku ne apie boksą apskritai kiek atidariau, nes labai ganėtinai daug šaibų suleidau. Bet aš taip darau čia ne dėl to, kad parduoti tipo tas įvertintas korteles, aš tikrai laikysiu, kad ir kokie greidai ateitų, kad ten ir BGC, ten nežinau, baisiausi, rimčiausi. Mano tikslas laikyti. Mano tikslas jo laikyti. Aišku, pirmai įsivertinčiau marketą, pasižiūrėčiau, ar gal yra šansas tipo parduoti ir nusipirkti pigiau, nes daugelis sako, kad Pokemonų rinka jau yra ganėtinai, nu jau tokiam labai pike, all time high, kaip sakoma. Opa, kokia faina. Tokį galiu komentarą pasakyti, aš ant tiek va Pokemonų nerdas. Kokia faina. Bet nesakykit, faina kortelė, ne? Tikrai faina. Ir tos kortelės tipo kybiškus. Ir šiaip, nu, tipo toks kažkoks atsiminimas ir, nu, nežinau. Aš esu ant Pokemonų žavų. Tik žodžiu, toks ne tai, kad atsiminimas, bet esmė, kad, nu, ta kortelė, jeigu jos vertė yra dabar ten, tarkim, 500 eurų, po metų gali būti 700 eurų, po 20 metų gali būti 75 000. Bet reikia nepamesti, aišku, tas kortelės. Šita irgi gali kainuoti pinigėlę, bet man rodos iš kažkokio promo traukiau. Nes šiaip aš tiek skirtingų visokių dėžių viską atidarinėjau ir aš čia Lietuvoje viską galima sakyti susipirkinėjau. Aš nežinokit, galvojau savo Pokemon topą pasileisti, tipo nuvaryti į Japoniją, užsipirkti ir pasileisti čia Lietuvoje pigesniem kainom negu tipo yra. Nes tikrai Lietuvoje, nu tipo, jau šiaip užsienį jau kosminės kainos, o prieš paskutinės kortelės.
Šiaip jau užsienį kosminės kainos, ne? Tai Lietuvoje dar kosmiškesnis, jie dar užsideda. Nu bet tipo, ką daryt? Ir šnekėjau su vienu bičiu, kuris ten dirba toj parduotuvėje, tai sakė, kad crazy pasiūla žmonės, žiauriai crazy, eina viską, kas kėdas lokomojas. Ir dar vienoj parduotuvėje buvau Kaune, irgi tą patį sakė. Paskutinis pakelis, ar bus paskutinio pakelio magija? Bus paskutinio pakelio magija? Nėra paskutinio pakelio magijos. Tai nežinau, šakelė toks ir videkas, aš tai praleidžiu, nežinau, po valandą dažniausiai ofise. Komentuokit, ar patiko, nežinau, įdomu, atpirkau 200 eurų ar ne, bet tikiuosi, kad jo ir iki kito karto.